Sveikinuosi su jumis iš Alytaus rajono, stoviu žieminių kviečių lauke ir norėsiu pasidalinti keliais pagrindiniais akcentais apie rudeninius javų herbicidus. Tai žieminių kviečių sėja šiemet daugelį ūkių buvo vėlinama, neišimtis ir šis ūkis, kuriame kviečiai pradėti sėti rugsėjo 11 dieną. Dabar matome, kad jau kviečiai yra išleidę ir šaknelį, ir leidžia daigelį, tai daugelis rajonų taipogi sulaukė prieš kelias dienas nemažo kiekio kritulių, tai dabar iš esmės turime ir aukštas temperatūras, ir pakankamai drėgmės dirvoje, kad galėtume tikėtis greito ir tolygaus žieminių kviečių sudygimo. Na, o tokios sąlygos be abejo yra idealios panaudoti rudeninius herbicidus. Čia šiame lauke sudygus žieminiams kviečiams bus naudojamas herbicidas Matenoduo ir rudeninių herbicidų panaudojimas paskutinius metus tik tai auga ir tai yra labai sveikintina praktika dėl kelių priežasčių. Kaip visi matome, rudenis vis ilgėja ir šiltėja. Tai reiškia, piktžolėm rudenį dygti ir maišyti, vystytis kviečiam atsiranda vis daugiau laiko. Tai sunaikinam jas iš rudens, sudarom puikias sąlygas augti kviečiams. Toliau labai svarbu yra tai, kad pavasarį vėlgi neturime gerų sąlygų, yra šlapia, yra šalta, dažnai pasitaikančios šalnos nesudaro puikių sąlygų herbicidams panaudoti. Tai antra priežastis, o trečia priežastis tai yra atsparumas, kadangi patys vykdome Baltijos šalyse atsparių piktžolių monitoringą. Tai puikiai pastebime, kad tendencija yra augimo, tai reiškia, kad atsparių piktžolių daugėja, daugiau ūkių susiduria su jomis ir taipogi platėja atsparių piktžolių spektras. Tai panaudoję rudeninius herbicidus mes pakeičiame veikliąsias medžiagas ir taip užkertame kelią piktžolių atsparumo vystymuisi. Į atsparių piktžolių temą dedame tikrai daug resursų ir skiriame tikrai daug tam laiko. Visada dalinamės pačią aktualiausią ir naujausią informaciją, ką tik tai turime, tai kviečiu visus užsukti į mūsų tinklalapį, kuriame esame įkėlę labai platų ir išsamų leidinį būtent apie atsparių piktžolių atsiradimą, vystymąsi bei kaip užkirsti tam kelią. Ir kviečiu tikrai šią problemą pažvelgti dėmesingiau, nes tie ūkiai, kurie turi didelę problemą, kur yra šios piktžolės išplitę labai plačiai, jie susiduria su labai didelėmis išlaidomis bei derliaus nuostoliais. Grįžtant prie herbicidų, tai šiame lauke, kaip minėjau, bus naudojamas Matenoduo. Tai šio herbicido išskirtinumas yra dvi veiklios medžiagos, kurios veikia skirtingais būdais, bei jo žema kaina ir aukštas efektyvumas. Panaudoję Matenoduo mes sunaikiname labai platų spektrą dviskilčių piktžolių. Tai pagrindinės tokios žliūgė, notrelė, veronika, balanda, lipikas, rugiagėlė bei rapso papiros. Jeigu lauke turime išplitusių daugiau vienskilčių piktžolių, didelį jų kiekį, tokių kaip smilguolio, miglė ar pelinis pašiaušėlis, prie Matenoduo rekomenduojame pridėti Boxer. Tai sėkmingų visiems sėjos darbų bei rudeninės augalų priežiūros. Iki.